Labas visiems, čia Karolis Višniauskas, jūs klausotės Naro podcast'o. Įsivaizduokit, kad jūs turite užduotį. Jums reikia sukurti garsinį pasakojimą apie žmogų, kuriam kažkas nutiko. Ir finalinis darbas turi trukti maksimum 7 minutės. Viskas, jokių kitų apribojimų. Tokią užduotį daviau savo studentams Vilniaus universitete, žurnalistikos studijose ir šiandien aš noriu pagroti jų darbus jums. Visa tai, ką girdėsite, yra ir savotiškas eksperimentas. Tai yra pirmas toks kursas Vilniaus universitete, oficialiai jis vadinasi tinklalaidžių kūryba. Vilniaus universitetas man suteikia didelį pasitikėjimą sukurti visą kurso dizainą, patį mokymosi procesą ir mes su studentais jį vykdėme. Kiekvieną savaitę, 3 mėnesius. Mūsų startinės pozicijos buvo skirtingos. Dalis studentų buvo dirbę su garsu prieš tai. Dalį jų tai buvo pirmas prisilietimas prie garso ir prie istorijos konstravimo. Studentai iš viso sukūrė 12 darbų. Šiandien aš noriu jums pagroti 7 iš jų. Man kaip dėstytojui buvo svarbu perduoti studentams, kad jų autentiškas balsas yra tai, ką mes norime išgirsti. Jie jau yra 4 kurse, jie išmoko daug žurnalistinių taisyklių ir dalį jų būtina sekti kaip žurnalistinė etika, dalį jų dokumentinėme žanre galima su jomis žaisti ir aš labai skatinau tai daryti. Aš noriu padėkoti kolegoms, kurie atėjo į šitą klasę kaip kviestiniai svečiai ir pasidalino savo žiniomis studentais. Tai buvo Kata Bitoft, Vaida Pilibaitytė, Indrė Kiršaitė, Adomas Zubė, taip pat Kristina Kahadu. Šiandien, sausio 26-ąją, oficialiai baigėsi Vilniaus universiteto egzaminų sesija ir sulig šiuo įrašu aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad pirmasis tinklalaidžių kūrybos kursas Vilniaus universitete yra oficialiai baigtas. Gero klausimo. Už mokyklos tvoros. Evakuacija iš mokytojos perspektyvos. Autoriai Emilija Pociūtė ir Edvinas Kučinskas. Vaikai stovi vėsu pakankamai, mes be striukių, nes evakuojamės greitai, kuo greičiau, tuo geriau. Ir vaikams šalta. Tai gerai, sustojam į ratą, padarom pratimų, pažaidžiam, pašokinėjam, vaikai linksmi, daro dalykus. Ir tada žiūriu, kad kažkaip visi eina iš tos mokyklos teritorijos ir aš taip stoviu ir sakau, o kodėl mes einam? Vienas mokytojas ir sako, ar tu neskaitei, čia gavom pranešimą ir aš tikrai žinojau, kad tuo metu neinformuosiu vaikų apie tai, kad čia bomba, čia dabar mes, žodžiu, kiekvienas už save kovojam. Spalio 13-ąją šimtai Lietuvos mokyklų ir darželių gavo grasinančius laiškus apie paliktus sprogmenis. Bendrasis pagalbos centras sulaukė didžiulio skambučių antplūdžio, į kuriuos iškart sureaguoti negalėjo, nes nepakako pajėgumų. Absoliuti dauguma vaikų buvo evakuoti ir laukė, kol patalpos bus patikrintos pareigūnų. Pranešimo apie paliktą sprogmenį sulaukė ir Švento Kristoforo progimnazija Vilniuje. Labą dieną. Mes esam susitarę susitikti su mokytoja Silvija. Pavardė. Nareckienė. Penktadienis 13. Progimnazijoje suskamba evakuacijos signalas. Pirmokų mokytoja Silvija galvoja, kad tai pratybos. Mes sustojam klasėje, aš stoviu prie durų, po 2. Tada pirmieji 2 vedantys, dažniausiai vis tiek pastatai labiau patikims, ir pasakai, kur eiti, jie jau atsimena, žino, ir jie veda klasę. Čia yra vidinis kiemas. Taip, čia yra vidinis kiemas, čia yra mūsų artimiausios evakuacinės durys. Per jas išeiname, aš einu paskutinę pagal susitarimą, kai klasė nieko nėra, užstatau duris su kėde. Silvija pasakoja, kad evakuacijos pratybos vyko mokslo metų pradžioje, todėl ir ji, ir vaikai žinojo, ką daryti. Atvedam vaikus čia ant kalnelio pagal susitarimą ir prieinam kuo skubiau pas pavaduotoją, kuris žymi, žodžiu, ateinančius, kas prisistatė. Tik dabar Silvija iš kolegos sužino apie tikrąją evakuacijos priežastį. Mokiniai su mokytojais išeina iš mokyklos teritorijos ir laukia policijos pareigūnų.
mano tikslas buvo užtikrinti vaikų ir saugumą viena vertus, bet ir šiaip tą jauseną tokią, aš negaliu jų čia paleisti, aš juos turiu sutvarkyti, turiu nuvesti, kur reikia ir tada įsitikinti, kad viskas gerai, jiems viską paaiškinti ir tada daryti kitus dalykus, nes jeigu aš sakysiu, jūs palaukit, o aš čia, žodžiu, kažką skambinsiu ir jie nugirs, kad čia, čia dėl, žodžiu, sprogmens ar kažkada tie vaikai ten supanikuos. Reikia nekalbėti baisiai. Ta prasme, dabar čia yra sprogmuo ir mes dabar turime eiti. Nepalikti jokių, vaikas tada užkemša savo fantaziją visų kuo tu jam nepasakai. Tai kuo daugiau jam arba pasakyti, tikrai užtikrinti tą saugumo jausmą. Visi toliau stovi lauke. Be striukių gana žvarbu. Silvija nusprendžia informuoti vaikų tėvus, nes, kaip ji pati sako, tyla gali sukelti panikos. Tačiau... Va čia ir buvo mano asmeninė klaida, kad aš neturėjau susivedus visų kontaktų ir aš tiesiog gaišau minutės jau, net ne, ta prasme, tikrai labai brangias, tiesiog tėvam nuraminti, bet aš nufotkinau vaikus. Įdėjau į grupę, sakau, chill. Vėliau paaiškėjo, kad kitos mokyklos tėvų neinformavo arba informavo nelaiku. Man reikia algoritmo, kaip aš į tai reaguoju. Ir reaguoju tą tokią techninę pusę, kad turiu su kiekvienam turėti kaip greitai paskambinti ir ką jie daro, žodžiu, nes ir pačių tėvų algoritmai truputį, man atrodo, buvo patikrinti, ar jie turi greitą atvykimą į mokyklą, ar jie turi žmogų, kuris atvyktų paimti, pavyzdžiui, jų vaiką, gal seneliai, gal tetos, gal kaimynai, gal dar kažkas, kas būtų apgalvota, nes kartais tikrai tu esi visai kitam Vilniaus gale ir tu niekaip, nors persiplėšk, o tuo labiau, kai visi keliauja į mokyklas, tai čia masovkė buvo. Nors pareigūnai mokyklą patikrino ir sprogmenų nerado, vaikai į vidų grįžti negalėjo. Atvykstančių tėvų Silvija kartu su savo mokiniais laukė apie valandą. Buvo nutarta, kad vaikų į mokyklą neleidžia, kad jeigu atvyksta tėvai, tai tėvai eina į mokyklą ir surenka daiktus. Jau laikas praėjęs po pasakymo ir nieko ten nevyksta, visos patalpos apžiūrėtos. Tai jeigu tau reikia, tai tavo suaugęs tėtis arba mama, prisimdamas visą pilną atsakomybę, nešdamas už tave, eina ir pasiema tavo tas daiktus. Dalis Silvijos kolegų, kurie žinojo apie pranešimus, suprato, kad jie melagingi. Dėl to neskubėjo išeiti iš mokyklos, leido vaikams apsirengti. Tačiau Silvija mano, kad bet kokiu atveju reikia tinkamai reaguoti. Čia labai tas žmogiškasis faktorius. Tu tada apsirengi, gaišti laiką, neskubi. Kaip ir tavo nuotaika irgi tam tikrą žinutę siunčia, vaikai irgi tada atsipūtė, apsirengia, jam viskas okei. Bet tada tu netikrini savo reakcijos. Ta prasme, o kas bus, kai iš tikrųjų, kaip tu reaguosi ir ar tu nepanikuosi ir ar tos tada tavo panikos neišskaitys vaikai kitą kartą. Tu pati bijojai? Kai sužinojau, aš šiaip tai nebijojau, nes man iš karto veikia saugikliai. Aš ne pirmą kartą apie visokias dezinformacijas, visokius hekinimus ir šiaip įvykius, kas galėtų byloti, jog tai yra apgaulė, nežinau, kaip čia bandymas išprovokuoti, sustabdyti sistemų darbą ir panašiai. Tai man tai nėra svetima, aš domiuosi naujienom, žinau, kas vyksta pasaulyje. Tai aš supratau, kad čia yra tiesiog, protokolo laikymasis. Grasinantys pranešimai buvo rusų kalba. Valstybės saugumo departamentas vėliau juos pavadino tikslinga ir koordinuota ataka, kurią vykdo Lietuvai priešiškos valstybės. Tuo pačiu metu tokius pranešimus gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Dieną po, man atrodo, gal buvo pirmadienis, nes buvo penktadienį ir tada vėl pirmadienį. Tai tiesiog atėjo pavaduotoja ir informavo, įkišo galvą, sako, apsižiūrėk savo kabinetą, čia gavom pranešimą. 12 kažkiek, žodžiu, yra grasinimas, tai tą 5 pamoką visuotinai sutarta, žodžiu, vesti pamokas už mokyklos ribų. Tai tiesiog visi masiškai pasiėmėm savo klases ir tiesiog 5 pamoką išėjom, kas ten į gamtą su daiktais vadovėliais. Tai mes tiesiog su vaikais išėjom į žaidimų tokią aikštelę, nes buvo, man atrodo, fizinė pamoka. Mokėmės darnaus žaidimo ir panašiai. Ten 12-14, man atrodo, turėjo būti. Pasižiūrėjom laikrodžius, gerai, jau mokyklos nėra. Tai, žodžiu, po pamokos grįšim į mokyklą. Stovės, tai stovės. Auginti be tėvo šalia. Autoriai Rytis Kamarakas, Liepa Svirskaitė ir Vida Trinkaitė. Tai dabar, tu ateik prie manęs, mes žiūrėsim nuotraukytes ir mes pasikalbėsim, gerai?
Va čia, kai tu gimėjai, toks buvai mažiukas, labai ramus vaikas, šitą va pirmosios maudynės. Jo labai nenorėtų maudytis tada. Labai nenorėjai maudytis. O čia matas iš tavo veidų, ką matai? Taip? Čia pūkis. Pūkis. Dar buvo viena foto, kai pūkis guli. Ir aš guliu. Tai mes dviese gulėjom. Šitą rytą jis mane baisiai ten užsipuolė. Užšoko ant lovos, pradėjo žyti. Išsiskyrė mano tėvai, kai man buvo 14 metų. Šitą mano tėvas man buvo toks visas gyvenimas, aš kažkaip visada buvo toks artimesnis ryšys. Visur kartu, ir žemuogių ieškoti, ir jis buvo ten irgi lenktynininkas, mes ir ten lenktynėse dalyvaudavom kartu. Mes kažkaip daug visokių dalykų darėm gyvenime, ir aš jaučiausi visada, kad aš turiu tėtį, tokia aš esu labai stipri. Tai ir kai jo nebeliko mano gyvenime, tai man irgi atrodė, kad viskas jau čia viskas, nieko nebėra, kaip čia dabar gyvensiu, kaip aš būsiu. Man visada jo trūkdavo. Tai ir kažkaip radau, nežinau, tą žmogų galbūt, kai tuo metu, kai dar buvau labai jauna, kai galbūt ar kažką pajaučiau, tą kažkokį, tą rūpestį kažkokį iš to žmogaus, kažkokie buvo jausmai, kai man atrodė, kad tai galbūt man netgi tą kompensavo, to tėvo nebuvimą. Būdama dar 12 klasėje, sužinojau, kad laukiuosi, o tai buvo netikėta, neplanuota. Žodžiu, nuvažiavau pas gydytojus, ir jie patvirtino, kad aš laukiuosi. Kai išėjau iš ligoninės, iš tikrųjų labai verkiau, važiavau namo, net nemačiau kelio, nes, galvoju, viskas griūna gyvenimas, viskas, nieko nebėra, ir taip toliau. Žodžiu, pranešiau močiutei savo. Nuvykus, žodžiu, pas ją nieko negalėjau jai aš pasakyti, nei žodžio, tiesiog labai daug verkiau. Bet aš jai, kai pasakiau tą žinią, tai jinai labai apsidžiaugė ir sako, viskas bus tvarkojgi, ta prasme, padėsim užauginti ir viskas čia tvarkoj. Mano mama, kai sužinojo, tai jinai, aš nežinau, kiek mes laiko nešnekėjom. Jinai reagavo baisiai, o paskui mes jau kaip, vis tiek, kai pradėjom kalbėtis, sako, aš labai nenorėjau, kad nutiktų, ta prasme, kaip buvo man kažkada. Nes buvo lygiai tas pats ir metai, tie patys, kai irgi tapo mama. Tam žmogui, ypač, tai besilaukiančiai mamytei jaunai, nuraminimo trūksta, nes taip jau atrodo baisu, kas čia bus, kaip aš gyvensiu, ką čia tie žmonės galvos, baimė visur aplinkui. Galbūt kažkokie žvilgsniai būdavo keli mokyklų, kažkurių ten bendraklasių, bet šiaip tai realiai labiausiai tai pati bijojau viduj. Dar toks vienas irgi momentas buvo, ta prasme, ligoninė, jau kai nuvažiavau gimdyt, tai vėlgi pasiėmė mane daktaras, mes pradėjom kalbėtis, sako, tai papasakok, tai ar baigei mokyklą, sakau, baigiau, tai ar egzaminus išlaikiai, sakau, taip išlaikiau. Tai vėl paskui, tai ar turi vairuotojo pažymėjimą, sakau, turiu, sako, ir valio, ir džiaugis, sako, mamytė, vairuoji, baigiai mokyklą, ir ką, sako, nėra taip blogai, kaip čia dabar jau čia tau atrodo. Dar kaip ir gyveno kartu vaiko tėvas, bet jis toks žmogus buvo labai toks negatyvas, su alkoholiu labai daug problemų. Tai ir iš tos pusės irgi buvo tas toks sunkumas, tiesiog tam gyvenime. Santykiai mūsų buvo labai blogi, tai teko, kaip sakant, išsiskirti, ir vienai, išvykti. Labai riboju, žodžiu, tą bendravimą, nes, kai jis nuvyksta pas savo tėtį, tai jis būna dažniausiai neblaivus. Tai, tikrai nenoriu, kad vaikas jį matytų tokį. Jiem irgi vaikui, ir, ta prasme, vaikai turi, jausmus, tai būdavo tos, nenuotikos ir matydavau to, kad, ta prasme, čia galbūt čia dėl to, kad nėra to tėčio, kad kažkur, būdavo kartais pareina iš lauko, mama, tai draugai buvo su tėveliais, ten, važiavo, ta prasme, tėvais, ar, kažkur jau, kas liečia vyrišką, tą kažkokį veikimą, veiklą, tą laisvalaikį, o aš vienas, ir
tarp mūsų kildavo ne kaip pykčiai, bet tas toks liūdesys. Taip visą laiką galvodavau, kaip tą kompensuoti, kaip čia jam įtik tam vaikui, kad jisai, neliūdėtų. Tai tas toksai didžiausias dabar, taip nuo šitą 10 metų, kai jau vaikas, ta prasme, jisai toks irgi tampa šitą, sąmoningesnis, kai labiau viską mato, kad tu mama, tu čia tik tu vieną viską darai, kad, ta prasme, vieną tu jo rūpinės, tai kai jau pradeda matyti tuos dalykus ir, kažkaip jau vėlgi, ir iš vaiko pusės jau tas toks atsiranda dėkingumo jausmas. Ta tokia, kad ir, kažkokia mini ta pagalba to vaiko, kad ir tas, automobilis, žiauriai jam patinka, jis labai įdomus ir jau dabar sako, mama, kol tu, apsirengsi, ten, ryte žiemą šaltą duoką, aš nueisiu užkursiu, pašildysiu mašiną, kad kai tu ateisi, kad tau būtų šilta. Aktyvistas. Autorės Viktorija Jefremova ir Gabrielė Abutytė. Kodėl tualetas uždarytas? Kodėl jį projektavo, jeigu bus uždarytas? Kodėl jisai žiemą yra nešildomas, jeigu kainuoja 60 000 eurų? Jūs kad nors matėt, pastatau namą ir nesirūpinusiu jo šildymu. Statau namą, investuoju sienas, į nerudinti ir, pavyzdžiui, neprojektuoju šildymo. Tai va, prasideda, kad dabar, kai pradėjom postinti, kad čia tualetas, žmonės sako, palaukite, 5 metai stovi. O kur užrašas? Tai kai bendrauja su CPV, sakai, klausykite, tai priverskite jūs užrašyti, kad tualetas yra. Jie žino, kad viskas puikiai supranta, jie puikiai imituoja visokias veiklas. Jie puikiai supranta, kodėl nereikia stendo statyti, kad nieks nepaklaustų, kad tualetas, nes po to bus klausimas, kodėl uždarytas, nes paskui klausimas, tai kodėl prie to tualeto dar išnuomavote krūvą kitų. Plus, kai jie patiem atidaryti šitą tualetą, tai negalime. Bet biotualetus aptarnauja ekoservisas, privatininkas, už kuriam moku pinigus už aptarnavimą. Žiūrėkite, ir pas juos viskas puikiai veikia. Jie tas būdelės keičia, jas atnaujina, ne? Erlandas Jakubonis, vietinis Lentvario aktyvistas, į viešumą keliantis daug nepatogių politinių ir visuomeninių klausimų. Vienas iš jų 2019-aisiais įvykdytas Trakų savivaldybės parko projektas prie Lentvaryje esančios Graužio ežero pakrantės, kuriuo metu buvo įrengtos poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, universalus sporto aikštynas. Šio projekto perliukas – pirmas viešasis tualetas Lentvaryje. Tiesa, nors projektas buvo pilnai įgyvendintas prieš 4 metus, modernus tualetas ežero lankytojams iki šiol neprieinamas. Čia yra techninės patalpos. Jos užrakintos, aišku. Bet ganėtinai didelis šitas namukas. Žiūrėkit, yra įvesta, net nemačiau. Žiūrėkit, reiškis ir apsauga yra, čia dar pultelis, reiškis yra, turiu dar kodą įvesti, saugomas, ne? Rimtas statinys. Tik neapšiltintas. Jie sako, kad, neapšildytas. Kaip neapšildytas? Reiškia, aš suprantu, kad tai neapšildytas. Greičiausiai gal radiatoriai yra. Buvęs vidai. Buvęs vidui. Jeigu atidarytumėm šitą, tai pamatytumėt, koks apmusėjęs ir kaip sienos yra juodų pelėsių padengtas. Čia, jeigu jūs, žiūrėkit, įkištumėt telefoną, aš pabandysiu padaryti nuotrauką ir pamatysite, kokio baisumo sienos yra. Tuoj mes čia greitai pasisuksim. Taip. Lygstė. Aha, tai bus paprasta. Kad telefonų neišmeščiau, ne? Ir ten vidai yra neįgaliesiams vyrams ir moteriams. Taip. 3 kambariukai. 3 durelės. Padarau. Dabar sunkiai, čia spaudžiasi. Bet aš jums norėjau sieną padaryti. Ir iškėsi, ta geltona siena yra, čia juoda yra. Nuo pelėsio apmusysi. Pelėsiu. Normalaus, nuo drėgmės. Ir lūpas matosi, ne, kad juodas. Čia matosi. Labai matosi, kiek jo pelėsis užsitrės. Tikrai taip. Liūdėsi, žinokit. Man kažkodėl rūpi. Galim sakyti, Mirlandai, tu biški ligonis esi. Taip, savotiškai taip. Man kažkodėl rūpi. Pasak Erlando, jo vietinis visuomeniškumas kilo iš 25 metų praktikos verslo srityje. Didelė aktyvisto gyvenimo dalis prabėgo Vilniuje, kur pats neretai užimdavo aukštas pareigas gerai Lietuvoje žinomose įmonėse.
Pabodus gyventi šurmuliuojančioje sostinėje, vyras su šeima persikraustė į Lentvarį, kur konsultuoja įvairius verslus efektyvumo klausimais ir mažame Vilniaus priemiestyje ėmė pastebėti lietuviškos politikos ydas. Koks jūsų yra tikslas visų šitų ydų viešinimo? Kad jie pradėtų iš tikrųjų už tos mokesčius mums kurti vertę. Mokesčių sistema yra tokia, jeigu aš moku mokesčius, aš noriu paslaugos. Ir aš noriu brangaus paslaugos, aš noriu taip pat paslaugos kaip versle, efektyviai valdomos. Tai jūs projektuojate tualetą, suprantate, žmonių srautas bus. Kad turi būti žmogus, ne? Taip, reikės mokėti atlyginimą. Taip, atsiranda įsipareigojimas, atsiranda tam tikras efektyvumas, atsiranda tam tikros paslaugos, atsiranda tam tikras bendras konceptas, kad, čia tokiam parkui reikia ir žmogaus, kuris takelius pašluos, suoliukus padažys, bet nieko nėra. Jie visi apie atlyginimą, visi apie pinigus, bet ne apie vertę. Jie nekalba apie jokią vertę. Visuomenininkas tikėjo, kad geriausia išeitis, norint pakeisti politinę sistemą, yra tapti jos dalimi pačiam. Tačiau savo jėgas išbandė socialdemokratų partijoje ir iš arti supratęs, kad kovoti reikia ne su vienos partijos ydomis, tačiau su visu politiniu mąstymu, pripažįsta, kad šiuo metu sprendimo, kaip efektyviai tai atlikti, jis neturi. Todėl svarbiausia, Erlando nuomonė, pirmuosius pokyčius didesnio judėjimo link atlikti artimesnėje aplinkoje. Turėjom 2 automobilius, liko 1 automobilis. Dviračių aš, pavyzdžiui, atrodo tokį variantą. Žmonės sakau, kaip mes be 2 automobilių, kaip mes Vilniečiai be 2 automobilių. Sakau, palauk, šalia traukinys yra. Yra sulankstomas elektrinis dviratukas, aš visur su juo galiu, aš jį minu, susilankstoju į traukinį. Ir visur, Kaunas, Klaipėda, Jonava, Šiauliai, vasara, va taip va. Pasikvietęs į jaukius namus prie arbatos puodelio, aktyvistas pasidalino vienos klausytos paskaitos įžvalgomis. Anot Erlando, jeigu mes, kaip visuomenė, ignoruosime blogus valstybės sprendimus ir politikai nekeis požiūrio į valstybės valdymą ir jo tikslą, netolimoje ateityje sulauksime pačios motinos žemės pasipriešinimo. Lietuviškai garsinta vokiečio miškininko paskaita apie, stogą nuneš. Paskaitą galima bus rašyti arba jums, tiesiog gyvenimas gal irgi kreipsis į žmogaus, kaip mes iš tikrųjų žmonės nemokam visiškai gyventi. Kokie mes egoistai, godus ir kaip mes to nepastebim ir kaip metai iš metų blogėja. Mes vis rytamės. Aš ir sūnų sakiau, mes su žmona dar kažkaip nugyvensime, bet esu kokie 2036, 38, pamatysite, Žemė bus katastrofiniai metai. Žemė tiesiog valysis nuo mūsų. Skerdikas. Autorės Raminta Majauskaitė ir Justina Ramanauskaitė. Prieš pradedant, trumpas perspėjimas, kad įraše kalbama apie smurtą prieš gyvūnus, tad kai kurios pasakojimo detalės gali sukrėsti. Pirmoji kalendorinė žiemos diena. Dar tik 7:30 ryto. Lauke tamsu ir žvarbu. Tačiau Antanas manęs jau laukia prie sargų būdelės. Kartu einame į skerdyklą, kuris praleido daugiau nei pusę savo gyvenimo. O dabar ateisime jauną. Nedidelį čia patalpiukį, galvijų boksas tenoj gale. Čia šautuvas. Įsideda šovinys, o čia įsideda. Išlenda čia įla. O čia tvartai gardai, viskas. O kiaulės anoj pusės skerdžiamas. Minutė kiaulių. Taip, po 300. Jeigu reikia daugiau, kitas. Krinta, iškrinta. Volai suka. Jaja nuskita visą, tą kiaulę. Čia ką, čia perėdami. O, pjūklas yra. Čia vidinga artimas, kabinam iš karto ant tablių ir rinkama važiuojame. Viskas, ir skerdikas, ir mėsininkas, viskas.
Nuo skerdimo iki pat galo. Pradėjau dirbti, tai staugdavau naktim, reikaudavau, šokdavau iš lovos. Bet įpratau dabar mėgau. 36 metus jau sukaliau šičia. Į dar dirbu, prašau. Žinokit, tą darbą tik tai organizmas, kurio geras gali dirbti. Pasiruošim viską. Lauki, ateina kiaulis ir eini į darbą. Tas iki nenori eiti, bet tai jau reikia. Ir pradedam skersti, elektrą užmuša. Tik tai prisimuši ją, prisisvaigini tik tai. O jeigu ją jau po 5 minučių nepadūrės ir atsistojus, jau jinai girta vaikščioja. Jeigu gerai paskerdai, 3 minutės į kiaulį gatava būna. Tas iki nuduri ne taip, tas iki visko būna pasitaikyti. Jauti šaunam. Tokia yra toks šautuvas, įlai sulenda į kaktą, į smegenis, į viskas. Tas jautis irgi gyvas lieka. Tik tai prisisvaigini jį. Paskui pakabinam ir padavim. Išverti viduris, perpjaunam per pusę ir iš šaldytuvą stamim. Pasiduri kiaulio, pakabini, ją į vonę įkrinta. Viskas. Nuskuta, ją į tolį nevažiuoja. Pakabini ant linijos dar vienas dalykas. Dar jinai krūta. Į gyvonios atvažiuoja kitas iki, jeigu biškai nedadūrai, tai jinai sukrūta. Prie pat vonios. Jeigu nori gerai nudurti, tai tiesiai į širdį. Tai iš karto. Apt. Ir visas kraujas lieka viduj. O kraujo turi būti viduj nelieka. Tik tai krūtinės ląstą atidaryti reikia. Krūtinės ląstą atidarai, kraujas išbėga visas. O dabar man paduokit vištą papjauti, viskas. Bopt, įguliu ant žemės. Ne, vištos negaliu. Ji man šaukinėja viskas. Viskas, negaliu. Aš namie tik auginu vištų, liepi nukirs galvą, nukirtau. Tai gerai, kad gaspadinį buvau šalia. Nuvedė į stupą. Ir nuo to laiko viskas, aš vištos nekartu. Jaučia gyvulys, ypač jautis. Įsivaryk į boksą, jis verkia. Ašaros byra. Gyvulys jaučia, žinokit. Pjaunam dabar arklius. Viskas, arklių neina įvest. Kits nieko, kita viskas. Verkia tie gyvulėliai. Važiuojant jau juos sustresuoja. Ne vienas iki jau bėgęs aš nujaučiu. Ėjom padėti įvaryti. Reiktelio, kad jau sako, nešk rūkšti. Ten jau per tvorą tą koją pagavo bišką apturinį koją. Ir vėl, priot. Einamės drąsiai, prie tų jaučių nebėjom. Tas iki tenka nukiaulis bėgti, kai pasiuntė. Užsivėja. Būna visko, žinokit. Skerdiko reiks visą laiką. Robotai tik tai perpjauna. O daugiau ne. Durimo jau prie žmogaus reiks visą laiką. Svaiginimui dar yra, kai sakant, dujum gali svaigyti. Suleidai į duobę, bet vis tiek skerdiko reikia. Būna į laikraštį įdėta, kad reikia darbininkų. Ateina, pasižiūri, sveikata neleidžia. Dabar yra pas mus irgi tų. Tik tai 3 galim pjauti. Kitiem neina. Viskas. O tai tik norėčiau priimti. Skerdžia, bet jau ne tas skerdimas gaunasi. Ta mėsa visa gaunasi, kai sakant, kruvina, po mentim padurta. Būna į mum, ką mes padurėm po tą mentę pasitaiką, bet jeigu po mentę padursi, žinok, visą tą mentę turėsi išmest. Į priekybą jau neis. Viskas. Veža tokias, kur jau rokuotas, veža į ceką. Į dešras gaminti. Kvapas tai jau žinau, kad pareini iš darbo, nors ir įsimaudom šičia darbe. Dar namie einu maudytis vis tiek. Kvapas yra, įsigeria tas kvapas, žinokit. Toks darbas vis tiek kažkas turi daryti, juos likviduoti. O valgom visi. Jūs klausote Naro podcast'o? Šiandien mūsų eteryje yra Vilniaus universiteto žurnalistikos studentų darbai, pirmasis tinklalaidžių kūrybos kursas Vilniaus universitete
Jį vedžiau aš, Karolis Vyšniauskas, kartu su kolegomis iš NARA ir LRT radio kaip kvestiniais svečiais. Aš noriu padėkoti kolegams Julijai Stankevičiūtei ir Austėjai Pūraitei, kurios visus darbus perklausė ir padėjo surikiuoti finalinę selekciją, kurią jūs girdite šiandien. Ir šią progą noriu paminėti, kad taip NAROje yra visada, kad galbūt jūs girdite mano balsą kaip vedėjo balsą, bet prie kiekvieno epizodo dirba eilė žmonių, kurių indėlis yra labai labai svarbus. Ir aš noriu šitą vietą paprašyti palaikyti mūsų darbą, tai galite daryti platformoje Contribui, adresu contribui.com/nara. Dar kartą, contribui.com/nara. O dabar tęsime perklausą. Studentas vienuolyne. Autorės Kamilė Petrauskaitė ir Goda Kirkilaitė. Sveiki. Labas. Ar galim užeiti? Viešas. Erdvė. Aš Kamilė. Deividas. Malonu. Aš Goda. Ačiū. Oi, koks kvapas. O ko čia kvepias? Ne, čia yra tai bendros patalpos, kaip vyksta bendri užsiėmimai tiesiog. Turbūt pagalvojote, kas čia vyksta. Aš ir Kamilė šiandien nusprendėme apsilankyti Švento Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyne. O jį mums aprodys ten gyvenantis Vilniaus universiteto studentas Deividas. Nors Deividą tikėjimas lydėjo nuo pat mažens, apie gyvenimą vienuolyne jis pradėjo svajoti būdamas 11-okas. Ir ne dėl to, kad panoro būti vienuolis, o dėl to, kad jis ieškojo bendraminčių, kurių, kaip sako studentas, šis negalėtų atrasti bendrabutyje. Tiesiog žinau, kad noriu aš gyventi ne universiteto bendrabutyje, kur nežinia su kuo apsigyvensi, nežinia kokia bus atmosfera, visiškai nežinomybė buvo visiškai. Aš žinau, kad aš tiesiog noriu gyventi kažkokioje bendruomenėje, noriu gyventi tarp žmonių, kurie nors kiek būtų tiesiog panašus į mane. Tačiau toks Deivido sprendimas ne visiems iš pradžių kėlė entuziazmą. Vaikino mama pasakoja, kad jiems kaip tėvams svarbiausia buvo, kad sūnus visų pirma įstotų į universitetą, o kai tą padaryti pavyko, tada tėvai pradėjo šiuo sprendimu abejoti. Mes vis tiek dar siūlėm pasirinkti jam ir gavo bendrabutį kitą ir universiteto. Ir mes su tėčiu visai kaip dar bandėm jam sakyti, kad jis jaunas žmogus. Ir gal tau ten per daug griežtai tam vienuolyno bendrabutį ir tu gal pagalvok. Jisai vis tiek pasirinko tą. Bet man kaip mamai, tai buvo tik truputį ramiau. Norint gyventi vienuolyne reikia pasirašyti sutartį. Atrodo įprasta praktika, tačiau neįprastumo suteikia taisyklės, kurių turi laikytis gyventojai. Pagal sutartį visų pirma mes turim 2 kartus į savaitę atlikti vakaro maldas visą bendruomenę. Tai, žodžiu, po 9:15 suskambėjus ten mūsų koridoriui varpui, mes einam kartu su vienuoliu, kuris atsakingas už mūsų bendruomenę, einam į koplyčią ir tiesiog meldžiamės, ar tai kokią naktinę maldą iš knygų, ar tai kokį rožinį kartais gailestingumo vainikėlį, žodžiu, įvairiai, kaip kam kokia nuotaika, kas už ką subalsuoja, taip sakykime. Paskui dažnai iš tikrųjų to pačiu ketvirtadienis taip turim bendrą laiką, bet jau savanoriškai su bendruomenė. Ar tai einam kokį stalo žaidimą pažaisti, ar tai tiesiog taip einam į virtuvę prie bendro stalo įsišnekėti, taip sakant, tiesiog taip draugiškai pakalbėti. Tuo pačiu yra taip pat minėta sutartį, kiek pamenu, dėl tylos laiko. Pavyzdžiui, 10:30, visi baliai pas mus bendriukė turi jau baigtis. Vis dėlto būna ir atvejų, kai studentai taisyklių nesilaiko. Vienas iš pavyzdžių, kai studentai žaidė girtą monopolį. Sugalvojom pažaisti stalo žaidimą ir vienas studentų atsinešė butelį absoliuto vodkos. Tai, žodžiu, gavosi toks pusiau girtas monopolis. Dalis žaidėjų buvo girtokie, kita dalis blaivus, bet buvo linksma užtat ir iki nakties mes ten žaidėme.
Nepaisant to, pilną vaizdą apie Deivido gyvenimą vienuolyne galima susidaryti tik susipažinus su jo kambarioku. Jei atsimenate, Deividas pradžioje sakė vienuolyne ieškojęs bendraminčių, tačiau kambariokas nėra vienas iš jų. Aš turiu dabar kambarioką, tikėjau, kad tikrai vienuolyne bus nuoširdus katalikiškas žmogus, kuris ir bus ir tvarkingas iš savo sielos ir taip suprast tvarką, aišku. Aš, pavyzdžiui, prieš jum atvažiuojant paprašiau kambaroko, kad tiesiog susitvarkyk kambarį, nes galbūt atsivestų 2 draugės žurnalistės vėl parodyti kambarį, galbūt reikės nuotraukų ar kažkas panašaus. Ar kambarys buvo sutvarkytas? Nelabai. Nelabai, o priešingai, dar buvo tik prinešta lėkščių, padelių, duonos, kepalų ir virtų makaronų. Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukia įvairiausias vienuolyno veiklas, supranta, kad čia yra bendruomenė, tiesiog gyvena bendruomenė. Kiti kartais pasijaučia, kad tiesiog ateina šį vienuolyną tik dėl to, kad čia yra geresnės sąlygos gyventi. Ne Vilniaus universiteto tiesiog bendrabutis, bet tiesiog naudojasi tais privalumais, geresnėms sąlygom ir viskas. Bet į tą bendruomenę tiesiog ignoruoja. Tikrai pasijaučia šioje vietoje ir tiesiog pradeda tai skaldyti bendruomenę į dvi dalis. Klientų problemos. Autorės Urtė Pipinytė ir Aurelija Plokštytė. Pradedu. Užėjus į savo mėgstamą kavinę užsisakote puodelį kavos, kol laukiate uodžiate, kad čia kaip visuomet kvepia ką tik keptomis cinamoninėmis bandelėmis, o sulaukus padėkojate ir traukiate durų link. Įprastas apsilankimas kavinėje? Tikrai ne kiekvienam. Kavinių ir parduotuvių darbuotojai pasakoja, kad iš klientų dažnai išgirsta daug daugiau informacijos nei tikėtųsi. Kai kurie labiau linkia į asmeniškumus, o kiti šiaip linkia... Tiek vyresnio amžiaus Marija, kolegų juokais, o kartais ir iš pagarbos pavadinama ponia Marija, Vilniaus centre įsikūrusioje kavinėje Kmyninė praleido 4 metus. Tačiau visai neseniai dėl sveikatos problemų šį darbą metė. Apie politiką, bet tiesiog greičiausiai, kad priėmi visą tą pokalbį, kaip išklausai žmogaus tiesiog. Nes dažniausiai tas žmogus, kuris ateina pasikalbėti, jis tiesiog nori būti išklausytas. Jam nelabai svarbu tavo patarimai. Aišku, jeigu vyresnio amžiaus ateina žmogus, jis, pavyzdžiui, gal turi kažkokių problemų ir jeigu žinai, gali patarti dėl sveikatos ten kažką. Tai nėra taip, kad aš ten dienas po to galvoju, kaip ten tam žmogui sekasi. Taip, tarkim, jeigu jis pradėjo kažkokį tai gydymą ir ateina po kurio laiko, tai pasiteirauja, kaip jauties. O šiaip žmonės yra linkę ten pasibėdavot. Ypatingai pagyvenę žmonės, jie kažkaip gal to pokalbio jam tikrai reikia. Yra, sakykime, galbūt kažkurie dalykai, kur, labai užkabina, jeigu tai, jautru kažkas. Tai, pavyzdžiui, santykiuose ten turi kažkokios įtampos ir kada matei tos žmonės, kai jie bendravo gražiai, tiesiog gaila santykio. Buvo vaikinukas, kuris dalinosi savo skauduliu, nes pažinojau ir vaikinuką, ir panelę, ir man jie labai graži pora buvo. Tai aišku gaila. Iš vienos pusės gaila, iš kitos pusės ačiū Dievui, kad savo nesusigadino gyvenimo dar labiau, ne? Tokie svetimi žmonės. Tai. Visiškai, kaip, tiesiog svetimi grinai, pirkėjai, kurie galbūt dažniau ateina, tiesiog. Tiesa, Linas pasakoja, kad klientai ne tik išsipasakoja savas problemas, tačiau kartais neprašyti bando įsibrauti ir į pačių darbuotojų gyvenimus. Kai dirbau Narvesine, aš turėdavau pamainas
po 12 valandų, nuo ryto iki vakaro. Ir pas mane ryte kažkoks vyras buvo atėjęs. Kadangi pas mane šalia buvo kazinkė, tai jis, kiek supratau, į tą kazino įrėjo. Aš 10 atsidarydavau, tai jis gal kokia 11-12 buvo, bet aš jo visiškai neprisimenu. Bet jis antras kai atėjo, jis sakė, kad buvo ryte. O ten buvo, man atrodo, sekmadienis ir tu jau ten po 2 dienų ten visas nusivaręs jau stovi. Ten veidelis toks geresnis, žinai, atrodo. Tai jis antrą vakarę ten atėjo, gal kokį, nežinau, 7-8, man atrodo, aš 10 užsidarau. Ir jis atėjo, ten vėl kažką nusipirko, sako, aš jau ryte buvo, pradėjo klausinėtis iš manęs. Kaip tau čia, žinai, sunku dirbti, ar čia labai baisių tų klientų ateina, o aš noriu tiesiog tvarkytis, eiti namo. Aš jo taip jau atsainiai, žinai, taip atsakau tos klausimus, ten ką jis klausė. Nu gerai, žinai, viso gero. Ir tada po poros minučių jis grįžta ir padeda man ant lėkštutės 5 eurų. Ir sako, čia tau, nes aš matau, kad tau yra blogai šiuo momentu ir kad tau labiau tų pinigų reikia negu man. Aš buvau be amo ir be žodžių. Aš laikiau tuos 5 eurų gal kokius, nežinau, 2 savaitės, galvoju, gal jis grįž, gal jis ir išgirs ar kažko privartojus, nes, kas duoda 5 eurų kaip tipsus? Tai galų galia jis neapsireiškia, tai ir aš pasiėmiau tuos 5 eurų, bet vis vieni kaip aš taip kažkaip šlykščiai jaučiaus. Galvojau, kad tikrai manęs lauks ten, žinai, už to, kai užsirakinsiu ir tipo, tai einam kažką ten paveikti. Žiauriai, taip kaip escort service, žinai, aš tau čia primokėjau ir dabar mes sustiksim. Sakau, žinai, man nereikia tų jūsų pinigų, jūs pasiimkite savo pinigų, nes, ką žinau. Ir toks, ne, ir išėjai toks iš vienos pusės. Nejauku tikrai, kai žino, kur tu esi ir ką tu veiki kokiu laiku. Kodėl žmonės yra linkę išsipasakoti nepažįstamiems žmonėms ir kodėl išklausytojais dažnai tampa kirpėjai, kavinės darbuotojai ir kiti panašaus pobūdžio darbus dirbantys žmonės. Į šiuos klausimus atsakyti stengiasi psichologas Oskaras Brežinskas. Tai yra žmogus, kurio tu daugiau nematysi. Tai labai paprastai išpilt visas savo nuodėmes, kad tau nekirbėtų viduj ir tu turi tą progą tiesiog išeiti ir toliau ten nebegrįžti. Galbūt eit pas kitą kirpėją apsikirpti, nes tu jau jam pasakėjai kažką labai intimaus. Taip pat labai veikia ir psichologai. Klientas, kai ateina pas tave, tai jis turi pasakyti, kaip sakoma, kuo daugiau, kad tu turėtum su tą informaciją, ką daryti, dirbti. Ir kai jis išeina iš to kabineto, jis žino, kad tave pamatys tik tai galbūt po savaitės ar po 2, priklausomai kada susitarėt. Ir nematys tavo draugų rate, galvodamas, kad tu apie jį viską žinai. Jis grįžta tik tai savo nustatytų laiku, kada jis nori pas jį, pavyzdžiui, pasiregistruoja apsikirpti ar tai ką, ir tai tampa perkeltinė terapija. Nes patys kirpėjai sako, mes esam tokie kaip ir terapeutai, nes žmonės ateina, jie turi tam tikrą laiką apkirpimo, išsikalba, išeina. Kai darbe tau nuolat yra užkraunamas svetimų žmonių problemas, kiek ilgai galėtum išlaikyti šypseną veide? Tikriausiai viskas priklauso nuo asmenybės. Labai priklauso nuo žmogaus. Ar jis yra labai jautrus ir priima visą tą informaciją, ar jis yra mažiau jautrus ir į tai reaguoja labai šaltai, kaip į dar vieną įprastą klientą ir jo paprastas istorijas. Jeigu priimtų taip jautriai, stipriai jautriai, tai manau po mėnesio perdegimas ateitų. Nes vis tiek kirpėjas ar barista labai daug žmonių per dieną sutinka ir kiekvienas vis tiek kažką papasakoja, kažko pasidalina. Tad kokios pagalbos darbuotojas visgi gali sulaukti, jei darbe jaučia didelį emocinį apkrovimą? Pradžiai visą laiką yra artimieji, nes jie tave labiausiai supranta, geriausiai žino, tiesiog pasipasakos apie tai, kokia buvo diena, kaip sekėsi, nuo ko pavargo, kad tiesiog išimti tą garą. Tačiau jeigu to nepakanka, tai esame mes, psichologai, pas kurios galima ateiti ir pasimokyti įvairių metodikų, kurios padeda priimti tą informaciją ramiau, su ramiom emocijom, kad jos taip stipriai nepaveiktų pačio tavęs ir kad tu po darbo jų tų emocijų, kurias įgavai darbo metu, neišsinešti. Per ligą į savanorystę. Autorės Indrė Baltrušaitytė ir Daiva Grigalevičiūtė. Labas, kaip tu? Bukt. Jo? Papasako, kaip diena praėjo. A mamam darai? Mam? Šaunuolis vaikas. Valgai?
Niekieno vaikai tai yra visų mūsų vaikai. Kažkaip pabūnu su jais iš tikrųjų emociškai tiesiog pasikrovusi. Šiandien kalbamės su Brigita. Brigita – iniciatyvos Niekieno vaikai savanorė, lankantis sergančius vienišus vaikus ligoninėse, idant suteiktų jiems emocinę paramą, su jais bendrautų, žaistų, juos paguostų ar tiesiog laikydama už rankos pasėdėtų šalia. Brigitai noras savanoriauti kilo po to, kai pati daug laiko praleido ligoninių palatose. Sirgau vėžiu. Iš tikrųjų buvo labai... Gydymas buvo labai ilgas, truko apie 2 metus, iš tikrųjų dar ir dabar tęsiasi, bet pats tas intensyvumas tai 2 metai. Tai ligoninėse tikrai daug praleidau. Sunkiausia tai buvo tai, kad labai daug žmonių atsiribojo. Prasme, tiek draugų, tiek giminių, bet aš aišku, supratau, kad jie tiesiog, jie nežinojo, kaip elgtis, kaip reaguoti, kaip su manim bendrauti. Ir žmonės bijo tokių sergančių, kad mes taigi nieko neįsiskiriantis žmonės, linkę toliau gyventi, bendrauti. Bet labai daug draugų praradau. Kaip bebūtų keista. Atrodo, turėtų palaikyti tave, bet... Brigita su krūties vėžiu kovoja jau daugiau nei 4 metus. Per juos moteris nekartą norėjo sugrįžti į normalų gyvenimą, tačiau ją vis iš naujo užklupdavo onkologinė liga. Tos mintis vis kildavo, kad viskas grįšiu ir tada užpuldavo kita liga. Tai žodžiu, aš turėjau ir stuburo operaciją, ir širdies operaciją. Tai čia viskas yra vėžio pasekmės ir tada nusprendžiau, kad aš nieko savo nesakysiu, aš tiesiog sugrįšiu ir aplenksiu sekančią ligą. Ir aš ją aplenkiau. Dar pati gydydamas ligoninėse, Brigita pastebėjo, kad daugeliui sergančių žmonių reikia emocinio palaikymo ir suprato, jog bendravimu bei savo pozityvumu ji gali padėti kitiems. Viskas ir prasidėjo nuo tų tokių močiučių paguodų ir gydymo laikotarpių, bet paskui supratau, kad vis tiek suaugę žmonės, jie daugiau turi stiprybės galbūt ir iškęsti, būdami net ir vieni. O patys pažeidžiamiausi tai būtent yra tie sergantis vieniši vaikai, kurie vieni atsidūrė ligoninėje, didelėm iš baimės akim ir niekas jų, kaip sakyti, nepaguodžia ir nepaglosto. Pastatysiu kaladėlę. Imk. Paimk ir kitą rankytę. Va taip, žiūrėk. Ir pukt. Taip, žiūrėk. Pukt. O dabar žiūrėk, uždėsi. Šaunuolis. Pabandysi dar kartelį. Va, kaip gerai gavosi. O dabar tuk padaryti. Būdime prie vaikučių nuo 2 dienų iki 17 metų. Tai būna įvairiai, tarkim, tiems patiems kūdikėliams mažiausiams, tai ko jam reikia tik panešioti, paliuliuoti ir pabučiuoti. Aišku, ten pampersą kokį pakeisti ar pamaitinti. Ir būna vaikų, kurie labai emociškai pažeisti. Tai iš pradžių jie net neprisileidžia tavęs, nes yra tiek įbauginti, mušti ir tai reikia tada išlaukti tą laiką ir kažkaip bandyti kažko sudominti, žiūrėti, kaip prie to vaikučio prieiti. Laiko reikia labai daug, iš tikrųjų, su kai kuriais vaikais, reikia labai neskubėti. Ir leisti jiems atsipalaiduoti, pamatyti, kad čia viskas yra saugu. Dabar turiu berniuką, kurį nuo savaitės jau globoju ir jam dabar 1 metai ir 2 mėnesiai ir jisai visą tą laiką pragulėjęs ligoninėje. Tai tu eini jau kaip pas savo vaiką. Aš apskritai juos visus vadinu mano vaikai. Tai yra tas prisirišimas, bet supranti, kad tu ne to čia atėjai pabūti čia ir dabar ir tas valandas, kurias tu būsi, padaryti jiems tiesiog geras, malonės, kad džiugės.
kai tu paleidi juos, tai aišku sunku, kad, nebepamatysi daugiau, bet žinai, kad tu jį išleidi su tokiu maišeliu pridėtų gerumo akmenukų ir kad galbūt, kai jam bus labai sunku, jis įsikraus tokį akmenuką ir galvos, gyvenime būna ir gražių akimirkų, ir gerų žmonių. O man pačiai, nežinau, man kažkoks toks įprasminimas, aš jaučiu tokią, kažkaip pabūnu su jais, iš tikrųjų emociškai tiesiog pasikrovusi. O kitas dalykas, tai aš esu praradusi savo vaiką ir man tokia, atgaiva, tokia neišnaudotos motiniškos šilumos skleidimas kitiems. Jūs klausėtės garso dokumentikos, kurią parengė Daiva Grigalevičiūtė ir Indrė Baltrušaitytė. Dėkojame pašnekoviai Brigitai, kuri sutiko papasakoti savo istoriją ir pasidalijo garsinėmis akimirkomis iš savanorystės. Toks mūsų epizodas šiandien. Jūs girdėjote 7 darbus iš pirmojo tinklalaidžių kūrybos kurso Vilniaus universitete. Darbus kūrė 4 kurso žurnalistikos studentai. Jų mentorius buvau aš, Karolis Vyšniauskas, o man skirtingais kurso etapais padėjo kolegos ir draugai Kata Bitoft, Vaida Pilibaitytė, Indrė Kiršaitė, Adomas Zubė ir Kristina Gahadu. Man labai įdomu, kaip jums susiklausė šie įrašai, kokios yra mintis apie tai, kokias temas studentai renkasi ir kaip jas atskleidžia. Man kaip dėstytojui tas yra be galo svarbu ir aš noriu tai žinias suprasti pats ir perduoti studentams. Man visada galite prašyti elektroninį laišką adresu karolis@nara.lt arba tiesiog rasti mane Instagrame, Facebook'e, visada laukiu ten jūsų laiškų. Nara podcastas sugrįž pas jūs vasarį. Ačiū, kad esate kartu. Kol kas sakau, iki.